Nefertitė buvo viena įtakingiausių ir paslaptingiausių senovės Egipto moterų, gyvenusi maždaug prieš 3400 metų. Ji buvo faraono Echnotono didžiojo karališkoji žmona ir turėjo didelę įtaką religinėms ir politinėms jo reformoms. Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandien aš jums papasakosiu apie karalienės Nefertitės gyvenimą. Jeigu norite daugiau panašių video, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo, kad nepraleistumėte naujausią video. O dabar gero žiūrėjimo. Nefertitė yra žinoma kaip Egipto faraono Echnotono žmona 18 dinastijos laikais. Apie jo šeimos kilmę yra žinoma tikrai nedaug, todėl mažai ką galima apie ją papasakoti. Tačiau Nefertitės vardas reiškiantis gražiausia iš atkeliavusių leidžia manyti, kad Nefertitė galėjo būti atvykusi iš kažkur kitur. Yra žinoma, kad Amenhotepo III laikais apie 300 Mitanijos moterų iš šiaurės vakarų Mesopotamijos buvo atvežtos į Egiptą, kad prisijungtų prie karaliaus haremo kaip draugiškas kaimyninės imperijos gestas. Neva Nefertitė, atkeliavusi kartu su šia grupe, buvo vakarų valdovo dukra, kurią dar mažą užtekino už pagyvenusio Egipto faraono Amenhotepo III. Tačiau sutuoktinis greitai mirė, o Nefertitė tapo jo sūnaus Amenhotepo IV, kuriam tuo metu buvo 12 metų žmona. Tačiau šiai teorijai trūksta tvirtų įrodymų. Didžioji dauguma egiptologų mano, kad Nefertitė buvo egiptietė. Manoma, kad jinai galėjo būti kilusi iš aukšto rango Egipto šeimos. Kai kurie egiptologai mano, kad jos tėvas galėjo būti Ajas, aukšto rango pareigūnas, kuris vėliau tapo faraonu po Tutanchamono mirties. Ši teorija remiasi tuo, kad Ajas turėjo didelę įtaką Amarnos laikotarpiu, kuriame gyveno Nefertitė. Nefertitė ištekėjo už princo Amenhotepo IV, kai jai buvo 15 metų, dar likus keliams metams iki kol jisai tapo faraonu ir pakeitė savo vardą į Echnotoną. Pastarasis netgi neturėjo tapti faraonu, tačiau po Tutmozo mirties trečiasis vyresnysis sūnus Echnotonas perėmė savo brolio pareigas. Pirmaisiais savo valdymo metais prasidėjo religiniai pokyčiai, dėl kurių buvo priimtas mokymas vadinamas atonizmu, dėl kurios dievas Atonas buvo paskelbtas pagrindiniu ir vieninteliu dievu. Visas šventiklas, skirtas Egipto tradiciniams dievams, faraonas paskyrė naujam ir unikaliam dievui, kuriuo tikėti įsakė žmonėms. Yra keletas teorijų tokio monoteizmo įvedimo, nors kai kurios teorijos teigia, kad tai lėmė tikras religinis įsitikinimas. Vis dažniau manoma, kad šis žingsnis buvo politinis manevras. Viena iš galimų priežasčių yra ketinimas sumenkinti Amono kultą, kuris tapo įtakingu ir plačiai paplitusiu Egipte. Šie šventikai buvo tokie galingi kaip ir pats faraonas. Amono kultas tapo vis turtingesnis ir galingesnis dėl šios priežasties, tikriausiai suvokdamas kulto galios augimą ir norėdamas visiškai atkurti sosto kontrolę. Echnotonas sustabdė tradicinių dievų garbinimą ir paskelbė Atoną kaip vienintelį pagarbos vertą dievybę. Tai leido jam atkurti autoritetą kaip vienintelį tiesioginį ryšį tarp žmonių ir dievybės. Tai sustiprino jo kaip aukščiausio valdovo padėtį. Echnotonas priėmė drąsų sprendimą pastatyti naują Egipto sostinę, skirtą tik Atonui. Miestas buvo vadinamas Akitaten, o tai reiškia Atono horizontas. Miestas buvo įsikūręs tarp Tebų ir Memfio miestų. Šis miestas buvo svarbus orientyras Echnotono valdymo metu, o jo atidarimas įvyko 8-aisiais jo valdymo metais. Manoma, kad Nefertitė turėjo didelę politinę galią ir galėjo būti regentė ar netgi bendravaldė. Nepaisant to, kad faraonas turėjo kelias žmonas, yra žinoma, kad Nefertitė ir Echnotonas palaikė artimus ir intymius santykius, kartu susilaukdami netgi 6 dukterų, tačiau nei vieno sūnaus. Karališkoji šeima patyrė kelias skaudžias netektis valdant Echnotonui. Jų antroji dukra, Mekataten, mirė prieš pat 12 valdymo metus. Šiuo laikotarpiu Egiptą taip pat nuniokojo ligos, tarp kurių buvo plačiai paplitęs maras ir maliarijos protrūkis. Ši epidemija iš viso nusinešė 3 dukterų gyvybės. Savo valdymo pabaigoje Echnotonas paskelbė save ir Nefertitę tikraisiais dievais ir reikalavo, kad jie būtų garbinami kaip tokie. Tačiau po faraono mirties Egiptas pamažu grįžo prie savo politeistinės religinės praktikos, atkurdamas Amono kultą ir suteikdamas šventikams buvusias galias. Be Nefertitės, Echnotonas turėjo ir kitą žmoną vardu Kija, kuri atliko kiek mažesnį vaidmenį.
Su Kija Echnotonas susilaukė 2 sūnų – Lubnefer ir Tutankachen. Pirmasis sūnus mirė po Egiptą nusiaubusio maro protrūkio. Tutankachen vėliau sugrįžo į Tebus ir po tėvo mirties buvo priverstas pasikeisti savo vardą į Tutanchamoną. Manoma, kad Kija mirė gimdydama Tutanchamoną, nors manoma, kad prie to galėjo būti prisidėjusi ir pati Nefertitė. Panašu, kad Kijos pagrindinė užduotis buvo padovanoti Echnotanui vyriškos lyties palikuonį, kad būtų užtikrinta vyriškoji, karališkoji kraujo linija, nes Nefertitė niekada nepagimdė jam vyriškos lyties atstovo. Po jų dukros Mekataten mirties Nefertitė išnyko iš rašytinių šaltinių ir iki šių dienų lieka paslaptis, kas iš tikrųjų atsitiko karalieniai. Paprasčiausia prielaida būtų, kad jinai pergimino savo vyrą, tačiau mirė taip pat gana jauna, nuo tuo metu Egipte siautėjusias šaltinės. Tačiau nėra jokių aiškių įrašų apie jos mirtį ir nėra įrodymų, kad ji buvo palaidota Amarnos karališkajame kape. Kiti spėjimai rodo, kad Nefertitė galėjo pasivadinti Smerkare ir valdyti sostą viena kaip karalienė, prieš perleisdama sostą Tutanchamonui. Nors yra rimtų įrodymų, kad egzistavo karalius vadinamas Menkare, tačiau vyro kūnas, palaidotas karalių slėnyje, buvo identifikuotas kaip Tutanchamono brolis. Tai leidžia manyti, kad vargu ar Nefertitė ir Smenkauri buvo vienas ir tas pats žmogus. Nefertitė tapo grožio ir moteriškumo idealu ne tik senovės Egipte, bet ir visame pasaulyje. O jos vardas ir atvaizdas tebėra vieni žinomiausių ir labiausiai gerbiamų senovės Egipto simbolių. Tai tiek apie nepaprastą Egipto karalienę. Ką jūs manote apie senovės Egiptą? Ar norėtumėte ten apsilankyti? Savo nuomonę galite palikti komentarų skiltyje. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausio dokumentikos video apie senovės Egiptą. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.